klausti iš jūsų. Kodėl atsidėjo tą visą svarstymą dėl turto to mokesčio? Tai matyt neranda sutarimo. Neranda sutarimo, ne? Atgavę nepriklausomybę mes išėjome be skolų. Kas gali pasakyti, kiek dabar skolų turime? Kiek? Dabar yra apie 40 milijardų skolų. Tai yra, ištraukiu skaičiuotuvą, tai yra išėję lygiai su nuliu, mes neišaugome į pliusą. Normalus įmonė, tarkim, jeigu dirba, kad uždirbtų. Taip, valstybė mūsų dirba, kad pradirbtų, kad uždraustų, kad išvalytų. Tai dabar, jeigu įmam... Tik įsivaizduokit, ką šis žmogus įrodė empiriškai. Jis įrodė, kad 10% tų, kurie gauna pačias mažiausias pajamas, moka dvigubai didesnį mokestinį tarifą negu tie, kurie gyvena rūmuose. Tai štai koks teisingumas. Šis mokestis numaus jums paskutinės kelnes, viduriniosios klasės atstovai. Seimo nario atšaukimo galimybė. Referendumo sumažinimo kartelę, tai prašyčiau 20 žmonių ateiti čia, sudarysim iniciatyvinę grupę. Dabar buvo pakviesta į pokalbį Ingrida Šimonytė. Taip pat Viktorija Čmilytė Nilsen praeitą kartą labai pyktinosi dėl kartuvių. Mane labai sulaikė, žino, kas sulaikė, aš norėjau pagaminti giljotiną ir atgabenti šitą giljotiną čia. Bet jie tada taip graudžiais veidelį. Tai kaip jis gaudė? Čmilytė, ateik, susitarsim. Gal pakviečiam, tegul ateina. Seimūnai, ateikit, atėjome kalbėti. Iškilo karinio užpuolimo grėsmė. Gyventojai slėpkitės rūsiuose ar kitose priedangose. Nesijungė Lietuvos radijo, pavojus į lauką neišėjo, grėsmės nėra, jie liko užsidarę. Tai kur čia tie kvietimai, ateikim pasikalbėti, būkit geri, nekelkit riaušių, nekapokit galvų, nekarkit seimūnų. Tai eilinį kartą apsimelavo, taip? Tai prašau 20 žmonių ateiti, mes susirašysim kontaktus ir paskui teiksim dar ką dėl referendumo, atskirai bus pranešta. Dabar žmogus ateis pakalbėti apie moralę. Simonai. Sveiki! Sveika Lietuva! Labai smagu matyti jūsų čia tiek daug susirinkusių šiandien. Ir visi susirinkom čia vieną tiek. Labai gera kalba, Dovilė, labas. Tai apginti savo šalį, apginti savo šeimas, apginti savo namus. Iš tikrųjų labai liūdna, kad tai vyksta mūsų valstybėje, ar ne, kad iš mūsų nori atimti mūsų namus, juos apmokestinti, mus išvaryti į gatves. Ir mes vieninteliai, kurie galime visą tai sustabdyti.
Kaip jau žinome iš istorijos, Lietuvą pasisavinti norėjo ne vienas priešas. Buvo ir stovietai, ir komunistai, Lietuvą varžė. Kad mažiau reikėtų man atidavinėti, mažiau man tektų tos naštos, bet dėja, ne, pasyviai akit, tai kas negalvoja apie mūsų, jie galvoja tik apie save ir jie žvairiai žiūri į savo nosies galą, taip jie žvairiai. Bet jis mokia arklį, tai nemanau, kad jis geriau. Todėl kiekvienas iš mūsų, kaip paskelbta apie referendumą, kiekvienas iš mūsų turėtų įdėti savo darbą, tam, kad mes būtume pirmininkai, o nelauktume krizės, kuris gelbės apie kaip buvo sakoma. Tai truputėlį dar triukšmo gal ateis. Panašu, kad ten sėdi ne glušiai moralinė prasme, bet ir tiesioginė prasme glušiai, kurie tikrai nieko negirdi. Ir kur tas pasisakymas, kad reikia kalbėtis? Kur? Išeikime kalbėtis, nereikia kartuvių, nereikia, tai palaukime. Nu tai sekantį mitingą tada giliutinės nešiu. Bet tikiuosi, kad mitingo nereikės ir visi pasielgsime kaip reikia. Tai dabar norėjau paprašyti paploti jums patiems savo už tai, kad jūs šaunuoliai, kad jūs neįsigandot šito blogo oro, kad susirinko